Lietuvos regbio rinktinė sieks pratęsti pergalių seriją ir užsitikrinti vietą aukštesnėme divizione. Europos tautų taurės antrame B divizione lietuviai iškovojo jau 5 pergalės iš eilės ir užtikrintai pirmauja pogrupyje. Šeštadienį Lietuvos rinktinė Šiauliuose susitiks su Andoros regbininkais. Regbio rinktinė yra iš tikrųjų ganėtinai pajėgi, nes komandos pagrindą sudaro beveik visi prancūzai. Tenais Prancūzijoje žaidžiantys sportininkai. Tai ganėtinai pajėgi yra. Mes žaidėm prieš jos išvykoje, tai ganėtinai didelį skirtumą laimėjom, bet tas neatskleidė iš tikrųjų tos kovos, kuri vyko, tas rezultatas. Pergalės prieš Andorą atveju Lietuvos regbininkai užsitikrins kelialapį į aukštesnį divizioną. Iki aukštesnio diviziono dar manau, kad reikia dirbti tikrai nemažai, nes kitais metais bus truputį kitaip bus suskirstyti tie pogrupiai. Ten ateis labai daug stiprių komandų ir reitingė stipresni varžovai ir turintis profesionalius klubus jau šalis tokios ateis. Tai ten bus ką veikti tikrai, o šitam divizione čia toksai kaip ir apšilimas. Lietuvos rinktinę pergalių keliu veda pirmą kartą šalies rinktinę treniruojantis užsienietis Ntando Manijoša iš pasaulinės regbio madas diktuojančios Pietų Afrikos Respublikos. Tai treneris atlieka 2 rolės Lietuvoje, kalbant apie Ntando Manijošą. Jis vienu metu yra ir vyrų rinktinės treneris, tuo pačiu jis yra ir regbio direktorius Lietuvoje. Tai jo pagrindinis realiai darbas yra netgi ne rinktinė, o visos sistemos sudėliojimas, tai yra metodikos, kad rinktinė žaistų pagal vieną braižą ir visi klubai Lietuvoje dirbtų tam tikslui, kad susirinkę geriausiai, jie iš pusės žodžių žinotų, kaip reikia žaisti, ką reikia daryti. Įvedė turbūt visai kitokią strategiją gal žaidimo. Mes čia Lietuvoje būdavom pratę prie vienokios, įsivedė visai kitokią. Turime dar ir gynybos trenerį, atvažiavo būtent šiandieną iš Velso. Nes gynyba ganėtinai ir šlubuoja labiau turbūt varžybose, nes praleidžiame ganėtinai daug taškų. Pelnome daug, bet ir praleidžiame nemažai. Tai yra iškviestas grinai gynybos treneris iš Velso. Tai dabar akcentuosime turbūt daugiau gynybos per šias treniruotes visas. Pasiteisino labai ir manau, kad privalome jį išlaikyti Lietuvoje kuo ilgiau. Jo laikas yra limituotas čia ir jis tą pat žino, toks mūsų sutarimas, nes tikslas, kad jis turi paruošti 3-5 trenerius po savęs, lietuvius, kurie perims iš jo rinktinės vairą. Tad aišku, kad tokio trenerio įpirkimas, sakykim, kaina mums yra per didelė, todėl Pietų Afrikoje gyvenantys litvakai prisideda prie sakykim, mainų programos, ar tai kompensuodami dalį atlyginimo, ar tai kompensuodami kelionės kaštus. Tad tas visas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Pasaulinėme reitinge Lietuvos regbio rinktinė pakilo 2 pozicijom aukštyn į 42 vietą. Iš viso klasifikuotos 102 regbio rinktinės. Vilniaus Žalgirio futbolininkams liko 1 žingsnis iki triumfo Lietuvos čempionate. Per likusias 3 rungtynes žalgiriečiams pakanka 1 pergalės ir jie apgins čempionų titulą. Artimiausiuose turuose lyderių laukia rungtynės su dėl bronzos kovojančiais Klaipėdos Atlanto ir Marijampolės Sūduva. Bent 1 Žalgirio pergalė palaidos antroje vietoje esančių Trakų galimybės pakovoti dėl aukso paskutinėme ture, kuriame Žalgiris ir Trakai susitiks tarpusavyje. Žalgiris aišku, kad stipri komanda, gerai sukomplektuota, taip kad aišku, jie galimybių daugiau turi, sakykime, kad laimėti ir tas artimiausias rungtynės, vadinkim. Tai taip, kad jie turi aišku tikslą. Mes vėlgi, sakau, sprendžiam savo, žiūrim, kur padarėm klaidas, kur padarėm kažkas, tai ta analizė viso sezono vyksta, tai taip, kad aš manau irgi dirbam savo darbą ir aišku, daugiau koncentruojamės į jį. Vos pernai lygoje debiutavęs Trakų klubas jau užsitikrino sidabro medalius, nes dėl bronzos kovojantys Atlantas ir Sūduva nuo Trakų atsilieka net 14 taškų. Pavasarį, aišku, kada prieš čempionato startą, aišku, mes nebuvom netgi prizininkų tarpe, ta prasme, kur jau specialistai, kas nebuvo numatę mums ten vietos. Tai patys, aišku, norėjom ir kalbėjom nuo pat čempionato starto apie galimybę užimti prizinę vietą ir pakovoti dėl vietų Europos taurėse. Tai taip, kad kaip ir tuos užduotis įvykdėm. Net 5 kartus su Panevėžio Ekranu Lietuvos čempionu tapęs, o dabar Trako sėkmingai treniruojantis Urbonas įvardijamas ir kaip galimas Lietuvos rinktinės treneris.
Pasiūlymų ar kalbų nebuvo. Tai čia kas matyt buvo tik tai spaudoj pasirodė kažkokie pranešimai, tik tai apie galimus, sakykime, kandidatus. Tai sakau, tai nieko čia kažkokių tai kontaktų nebuvo. Ar vertas, ar galiu būti. Manau, kad irgi patirties jau atitinkamai turiu ir sakykime, tą patirtį panaudoti galima būtų ir rinktinės darbe. O jeigu gautumėt pasiūlymą, sutiktumėt treniruoti Lietuvos rinktinę? Svarstyti galima, ta prasme, bet sakau, tai čia tas jau būtų po to. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai nenuobodžiaus netgi per vėlines. Lapkričio 1 dieną lygos lyderiai Kauno Žalgirio krepšininkai namuose susitiks su Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda. Dar trejos LKL rungtynės vyks šeštadienį. Trečią vietą užimantis Prienų Birštono Vytautas susitiks su outsiderė Alytaus Dzūkija. Lygos vidutiniokai Nevėžis ir Juventusas susitiks Kėdainiuose. Intriguojančios rungtynės laukia Uostamiestyje, kur 4. vietą užimantis Klaipėdos Neptūnas priims antroje vietoje esančius Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus. Šeštadienį 5 šalies miestuose virs rankininkų kovos. Čempionato lyderių poziciją dalyjasi visas 4 pergalės iškovoja Klaipėdos Dragūno ir Alytaus Almeidos Stronglaso rankininkai. Alytiškiai pratęsti pergalių seriją sieks Varėnoje. Vilniuje vyks sostinės derbis. Susikaus turnyrinėje lentelėje šalia esantys Vilniaus ir Šviesos klubai. Didžiausia intriga laukiama Kauno sporto halėje. Tituluočiausias šalies klubas, olimpinio čempiono Valdemaro Novicko treniruojamas Kauno Granitas, priims 6 pastaruosius Lietuvos čempionatus laimėjusį Klaipėdos Dragūną. Per 3 rungtynes 2 pergalės iškovojęs Granitas užima 3. vietą ir pralaimi tik pergalingai žaidžiantiems lyderiams. Vilniuje jau 14 kartą rengiamas tarptautinis pasaulio čempiono Rimanto Bagdono vardo jaunimo imtynių turnyras. Lengvosios atletikos manieže šeštadienį varžysis daugiau negu 100 imtynininkų iš 7 valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Lietuvos komandoje bus ir tituluoti jaunieji šalies imtynininkai – pasaulio jaunimo čempionas Vilius Laurinaitis, pasaulio jaunimo ir 2 Europos vicečempionas Mantas Knystautas, Europos jaunimo vicečempionas Kristupas Šleiva.